Prieš 111 metų keleivinis laivas Titanikas, didžiausias tuo metu laivas, nuskendo per savo pirmąją kelionę, atsitrenkęs į ledkalnį. Iš daugiau kaip 2200 laive buvusių žmonių žuvo 1514. Dėl žmonių žūties Titanikas yra viena didžiausių ir garsiausių jūrinių katastrofų. Iki šių dienų viso pasaulio literatūroje, mene, kine ir televizijoje vaizduojamas jo nuskendimas. Iki šių dienų pasaulyje taip pat pripažįstama, kad Titaniko nuskendimas buvo nelaimingas atsitikimas ir nepalankiai susiklošiusių aplinkybių visuma. Tačiau kiek patikimi yra faktai, kurie atrodo vienareikšmiškai byloja nelaimingo atsitikimo naudai? Ir ar jūs galėtumėte laiduoti už šios versijos autentiškumą? Vien dėl to, kad daugiau nei 100 metų ši katastrofos priežastis buvo nuolat skleidžiama visame pasaulyje per literatūrą, filmus, radiją ir televiziją ir pateikiama kaip oficiali versija, mums labai svarbu apmastyti šiuos klausimus. Nes kruopštūs teismo medicinos mokslininkai ir įžvalgūs analitikai nedviprasmiškai tvirtina ir pateikia savo įrodymus, kad Titanikas buvo ilgai planuoto teroristinio išpuolio rezultatas. Žurnalistas tyrėjas Geihartas Višnevskis 430 puslapių knygoje Pasikėsinimas į Titaniką apibendrina tokius faktus, aplinkybės, liudytojų parodymus ir taip toliau, kurie nedviprasmiškai byloja apie iš anksto suplanuotą paskandinimą. Višnevskis taip pat atkreipė dėmesį į tai, prieš ką buvo nukreiptas pasikėsinimas. Tai buvo teroro aktas prieš visą žmoniją. Dabar galite su nuostaba pagalvoti, kad 1514 žmonių žūtis yra labai skaudi, tačiau tai nereiškia, kad kartu su jais nuskendo visa žmonija. Tam tikra prasme taip ir yra. Būtent čia ir yra reikalo esmė. Čia reikia įžvalgaus mąstymo. Daugelis aukščiausio rango tuo meto bankininkų ir finansininkų plaukė Titaniku finansuoto oligarcho JP Morgano, kuriam priklausė laivybos kompanija kvietimu. Bet jeigu J. Morganas nedelsdamas atšaukė savo dalyvavimą ir taip išliko gyvas, tai visi pakviesti finansų magnatai žuvo. Įdomu tai, kad būtent šie įtakingi ponai pasipriešino pasauliniam strateginiam planui, kurį surengė JP Morganas kartu su kitų pirmaujančių bankininkų konfederacija. Plane buvo numatyta privatizuoti JAV centrinių bankų sistemą. Šis planas buvo gyvendintas jau kitais metais po teroristinio išpuolio prieš Titaniką. Nuo to momento didžioji JAV valstybė daugiau negaudavo pinigų iš savo valstybinio banko, o tik už sudėtines palūkanas iš privačios stambių bankininkų asociacijos, vadinamos Federalinė rezervų sistema FED. Taigi visi pinigai buvo gaunami iš privačių bankininkų. Netgi pinigus palūkanoms ir sudėtinėms palūkanoms padengti turi skolintis iš šios finansinės monopolijos. JAV, o kartu su ja ir visos šalys kabo ant šios lašelinės iki šiol. Taigi visas pasaulis pateko į šiuos skolos pastus. Tokiu būdu ši finansinė mafija užsitikrina visų gamtos išteklių, gamybos sričių, prekių, bankų, infrastruktūros, net ištisų valstybių ir jų politikų kontrolę. Tačiau žinoma, tai taip pat gudriai užmaskuota, kad didžioji dauguma į tai nekreipia dėmesio ir mano, jog kainų ir ekonomikos svyravimų, politinių sukrėtimų, pasaulinių konfliktų ir karų priežastys slypi visai kitose srityse. Panašiai kaip su pasikėsinimu į Titaniką, slaptu teroristiniu išpuoliu prieš pagrindinius bankininkus ir galiausiai prieš visą žmoniją, kuris pagal oficialią versiją turėjo tapti tragišku nelaimingu atsitikimu. Dabar visai žmonijai tiesiogiai gresia kita inscenizuota katastrofa – pasikėsinimas į Titaniką ir privačios centrinės bankininkystės sistemos įvedimas tik padėjo jai pamatus. Tai didysis perkrovimas. Pasaulinė finansinė mafija per savo pagalbininkus, tokius kaip Klausas Švabas, FEF pasaulio ekonomikos forumo įkūrėjas, garsiai skelbė, kad tai regis neišvengiama. Jų didžiojo perkrovimo šūkis skamba taip: jūs nieko neturėsite, bet būsite laimingi. Atspėkite iš 3 kartų, kas taip trokšta valdyti viską, įsakinėti visiems, o taip pat ekspropriuoti mus visus šiam tikslui. Išvada. Kas nori savanoriškai atiduoti galvą už mūsų oficialią istoriografiją, pirmiausia turi atsižvelgti į tai, kad niekinga finansinė mafija dešimtmečius ir ilgiau užkulisiuose žaidė savo niekingą žaidimą. Ir tai visose mūsų gyvenimo srityse. Viskas nėra taip, kaip atrodo. Tačiau kaip buvo įmanoma išvengti Titaniko sudužimo? Kaip buvo įmanoma
išvengti karų, iki šiol pasaulinių karų ir teroristinių išpolių, tokių kaip 2001 m. rugsėjo 11 d., taip įmanoma išvengti žmonijos žlugimo per didįjį perkrovimą, nes mūsų bendras žmonių giminės laivas turi visas galimybės nenugarmėti į bedugnę. Tai tarsi milžiniška visuotinė spyruoklė, kai vis daugiau nušvietimo didvyrių taip atsakingai ir kruopščiai gilinasi į esmę, kaip Gerhardas Višnevskis. Jie atskleidžia visus tuos paslėptus užkulisių lėlininkus, taip pat visi jie kalba apie pasekmes ir reikalauja rimtai ir nuodugniai ištirti nusikalstamas veikas. Ir tai turėtų padaryti naujai įsteigti nepriklausomi teismai. Taip, tarptautinis, nepaperkamas tautos tribunolas, kuris nustatytų visus šios piktadarius ir nutrauktų jų veiklą. Tegul jūs įkvepia šis tiesos, meilės ir teisingumo šaltinis. Platinkite šią informaciją, kartu mes galime pakreipti įvykių eigą ir išgelbėti žmonijos laivą nuo šios žiaurios finansinės mafijos ir artėjančio didžiojo perkrovimo.